Kurtuvėnų regioninis parkas plyti Žemaičių aukštumos pakraštyje, Ventos ir Dubysos upių takoskyroje, apimdamas visą Dubysos slėnį nuo ištakų iki santakos su Šventupiu. Į šiaurės į pietus driekiasi kloniais ir ežerais atskirti 3 kalvagūbriai. Jos puošia stačiašlaitės kalvos, upių slėniai, raguvynai, ozų juostos, žemyninės kopos, ledynmedžio smegduobės. Kalbiname Kurtuvėnų regioninio parko kraštotvarkininką Darių Ramančionį. Kurtuvėnuose 15 metų vyksta archeologiniai kasinėjimai, vis atrandama naujų dalykų. Archeologai patvirtino, kad Kurtuvėnų piliakalnyje žmonės gyveno jau 1 amžiuje, o dvaro istorija skaičiuojama nuo 15 amžiaus pabaigos. Ir per 500 metų čia daug kas buvo griaunama, daug statėsi, keitėsi daug dvarininkų, daug statinių. Ir dabar atrandam gausius archeologinius sluoksnius. Ir čia mes stovim irgi prie vienų iš jų, tai buvusias karietinės. Ir laukia dar daug archeologinių atradimų, kur dar iš tikrųjų daug kas neištyrinėta. Esame Kurtuvėnų dvaro sodyboje, vienoje seniausių dvarų sodybų Lietuvoje, žinoma nuo 15 amžiaus. Matome, dvaro sodyba atsigauna, tvarkoma yra ir atkuriamas 19 amžiaus vidurio planinė struktūra, kokia jinai buvo. Seniausias ir įdomiausias objektas dvaro sodyboje yra Kurtuvėnų dvaro svirnas. Tai yra didžiausias medinis svirnas Lietuvoje, turbūt seniausias. Jis yra statytas ne vien tik tai kaip pastatas laikyti grūdams. Yra žinoma, kad 18 amžiuje dvarą valdė dvarininkai bajorai Nagurskiai ir jie turėjo savo dvare baudžiauninkų teatrą. Ir kad svirne vykdavo vaidinimai. Ir čia vaidinti atvažiuodavo net vaidintojai iš Italijos. Taip kad tokį planą mes čia ir turime. Lankytojai stebisi, kad svirnas yra su ratais, tačiau tas ratas yra tam padarytas senovėje, kad suktų girnas. Ir svirne buvo įrengtas malūnas, girnos, kur maldavo grūdus ir čia pat juos sandėliuodavo. Ir nueisim pasižiūrėsim dabar į aruodus. Šiandieną svirnas yra Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centras, kurie aplanko turbūt daugiausiai žmonių, kurie apsilanko Kurtuvėnų regioninio parke. Nes čia gaunama informacija apie parką, ką aplankyti, ką pamatyti, kur pailsėti. Pats svirnas dabar tarnauja kaip lankytojų centras ir čia vyksta įvairiausi renginiai, parodos, šventės, konferencijos, taip kad kviečiam čia apsilankyti pas mus. Svirno palėpėje buvo džiovinami grūdai, o dabar čia vyksta įvairūs koncertai, renginiai didesni ir kurie čia koncertuoja džiaugiasi puikia palėpės akustika. O čia keltas, kurio pakeldavo grūdus. Esame Kurtuvėnų bažnyčios rūsiuose. Čia ilsisi vieni iš Kurtuvėnų dvaro dvarininkų, kurie valdė dvarą 18 amžiuje, bajorai Nagurskiai. Ir ten toliau yra, po pačiu altoriumi guli pats bajoras Jokūbas Nagurskis, kurio vardu pavadinta ir Kurtuvėnų bažnyčia.
Kurtų miestelio ir dvaro savininkas, bažnyčios fundatorius, Baltojo Erelio ordino kavalierius, Žemaičių kunigaikštijos pakamarė bajoras Jokūbas Nagurskis, pats fundatorius bažnyčios. Bet tai yra ne vienintelė Rusiai po bažnyčia. Už tų sienų storų dar yra grafų Ziberpleterių kriptos, bet jos dar neparengtas lankymui. O manom, kad tų požymių yra ir daugiau. XVIII amžiuje statytos vėlyvojo baroko bažnyčios autorius yra Martynas Knakfusas, Vilniaus universiteto profesorius. Ir čia šitoje bažnyčioje mes turim daugybę įvairiausių meno ir istorinių tokių relikvijų ir dirbinių, kurie yra vertingi. Tai pavyzdžiui, seniausi Šiaulių krašte vargonai ir barokiniai paveikslai, skulptūros ir kiti religiniai atributai. Kurtuvėnų regioninio parko lankymo taisyklės. Kurtuvėnų regioninėme parke saugomas mūsų visų turtas, unikalus kraštovaizdis, gamtos kultūros paveldo vertybės. Todėl parko teritorijoje galioja griežtos lankymosi taisyklės. Jas pažeidusieji atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Poilsiaukite tik pažymėtose poilsiavietėse. Automobiliais važinėkite tik bendrojo naudojimo keliais. Mašinas statykite tik pažymėtose stovėjimo aikštelėse ir šalikelėse, ne mažiau kaip 25 metrai iki vandens telkinių. Kurkite laužus pažymėtose laužavietėse. Plaukiokite upėmis ir ežerais tik bemotorėmis vandens transporto priemonėmis. Nepalikite šiukšlių, tausokite rekreacinius įrenginius bei rodykles. Netriukšmaukite. Neleiskite savo šunims laisvai bėgioti miške, nes jie gali padaryti žalos miško gyvūnams ar parko lankytojams. Rinkdami grybus, uogas ar vaistažoles, laikykitės mažųjų miško turtų naudojimo taisyklių. Pastebėję gaisrą, nedelsiant gesinkite, apie pavojų praneškite priešgaisrinės apsaugos tarnybai, girininkijai. Pastebėję gamtos niokojimo atvejus, iškart informuokite aplinkos apsaugos tarnybas, parko direkciją arba policiją.